geriausia žaidėja ir trenerė. Apdovanojimus įteiks Tauragės apskrities futbolo federacijos prezidentas Robertas Jokšaitis bei Top Sport pirmos lygos direktorė Diana Jonaitienė. Taigi... Ir žiūrime, reikia žaisti 1-1, ne, vis dėlto bandymas skersuoti kamuolį į baudos aikštelę ir varžovų mėginimų pakelimas visai perspektyvus į dešinį pusiau. Račenko įstrižai, įdomus sprendimas, o kur kamuolys, smūgis. Šį sezoną tiek treneris, tiek komandos vadovybė kalbėjo. Čia pavojinga situacija, kol aš pasakoju apie vadovybės sumanymus, perdavimas iš dešiniojo krašto ir smūgis, įvartis tiek iš žemesnių teritorijų, o čia ant bangos toliau. O dar vienas pavojingas perdavimas, smūgis 2-0 ir kol kas panikos ženklai Transinvest ekipoje. Viską čia žaibiškai atlieka, pasinaudojo varžovų sąmyšių Tauragės Tauro žaidėjai. Nuo kampe jūs matote, dabar įsisklaidys žaidėjai ir išiojamas kamuolys. Juda būtent dešiniajame krašte, o dabar jau pusiau krašte jis atsidūrė ir štai 1-1 pabandė susikurti savo tam tikrą pranašumą. Pavojingas perdavimas į baudos aikštelės vidurį ir vėl bėga į baudos aikštelę 1-1. Smūgis ir trečiasis įvartis. Galime sakyti, jog tai jau yra rungtynių klasika, tai jau yra Tauragės Tauro stichija ir Lyminų pelno trečiai Tauragės Tauro. O čia greitas kamuolio judėjimas, 2 prieš 2 gali būti, reikia atlikti perdavimą kairę koją, jis atliekamas, dešinę koją grąžinamas kamuolys, įvartis ir dėmesio visiems intriga sugrįžta. Viena ir kaip greitai viskas skaito puolime Tauragės Tauro futbolininkai, įsiveržimas į baudos aikštelę. O čia Tauro žaidėjai beveik varto aikštelėje. Kiek įsisklaido ir kamuolys buvo labai sumaniai praleistas. O dabar perdavimas, smūgis. Jis po smūgio kairę koją sukasi link artimoje virpsto ir čia pavojingas toksai. Dar viena pavojinga ataka. Įstrižas perdavimas. Dar vienas perdavimas. Kokia įspūdinga kombinacija. Jeigu viskas baigtųsi įvarčiu, viskas nesibaigia įvarčiu. Kairioje kraštu bandymas prasiveržti. Ir čia paskui pranašumą arba bent jau kiekybinę lygybę. Tarsi dabar kiekybinį vieną futbolininko pranašumą, bet ir toliau jie su kamuoliu. Atakuoja, smūgiuoja, virpstas. Transinvest komanda krenta į trečiąją poziciją. Mūsų laukia tikrai labai intriguojantis pirmos lygos sezonas. Kova ir dėl čempionų titulo, ir dėl antros vietos.